Pats Žemaitaitis, čia tiesiog VRK pradėjus naują tyrimą dėl Nemuno aušros finansų, Remigijus Žemaitaitis nustebęs. Noriu paklausti, kiek dar tų tyrimų gali būti? Mes jau nebesuprantame, ketvirtadienį BNS sakė politikas. Niekaip nesuprantu. Kartą jau tyrė, baudą skyrė, sumokėjome, dabar sako, vėl tyrėme, kodėl? Kiek tų tyrimų gali būti? Niekas nebesupranta, kalbėjo politikas. Mišnius tiesiog dūrai jungias. Nesuprantu, kiek čia tų tyrimų gali daryti, kiek auditų gali daryti LRT Daunė Jobanas. Kiek tavo klapčiukai, skardžiai visokie, kiek jie gali auditų daryti? Kiek 100 000? Ten supranti jo. Auditai, kurie nieko neranda, ten supranti, kur savo išvadas susikūrė ir tada meluoji visiems apie auditų išvadas. Ten tai viską supranti. Bet kai tavo partijos finansavimą, tai aš nesuprantu, kiek čia iš kur tų tyrimų, kaip čia galima antro pradėti, čia tai tiesiog Žemaitaitis nesupranta. Jo rinkėjai arba jo palaikytojai, OPTV, Janutienė, Landsbergis būna tam pačiam mieste, kaip kas nors kitas, iš karto, sąmokslo teorija, jie buvo tam pačiam mieste, jie susiję su narkodileriu, jie tą padarė, viskas normaliai. Žemaitaitį sutapimas ant sutapimo, 1000 sutapimų, dokumentai akivaizdžiai rodo tos sutapimus. Ne, tai čia tik sutapimas. Tipo, visi iki vieno hipokritai ir menkapročiai, tik tiek aš galiu pasakyti.